Tai šita greičio dėžė kainuoja 10 000 eurų. Tai svarbiausia, jeigu bijai, tai gazą. 5 eurai! Imk, prizus, varom siūs, nes jau 2 savaitės neišsičiam. Ką žmonės galvoja? Nežinau, tas, kas laimėjo iPhone, tai labai liūdėjo turbūt. Mes Urtės labai atsiprašom, nes šito iPhone aš jaučiu kaip laukia. Taip, varom į paštą, pasimsim pakavimo dalykų ir išsiųsim. Ir kavos. Nu, pažiūrim, mašinos review. O kaip švaru, o kaip gražu. Nu, tai koks pasiteisinimas. Aš per daug dirbu, kad tvarkyčiausi mašiną, bet jeigu kažkas nori ateiti ir mane tvarkyti kiekvieną dieną arba savaitę, aš mielai tą priimsiu paslaugą. Kiek mokat? Guminukais. Šiandien ne kava, o Red Bullis. Tau šansas praliekti trasą su pasauliniu čempionu. Pirk visą įmų. Viską įmų. Pralaužk tą Red Bullį. Čin. Užpriko. Varom dabar kur? Į paštą. Paštą. Pintunukus įsiųsti. Kebrytė, parašykit komentaruose, kokios spalvos jums skaniausias Red Bullis, man tai geltonas. O man tai original. Žiauriai senai nebuvo epizodo, aš pasiilgau tavęs. Ai, tu toks energingas, kaip fainai. O kaip aš jaučiuosi tokia pavargus, nes čia bliamo iš tikrųjų, žinokit, su tom lenktynėm yra tiek reikalų. Pasiruoš per mėnesį. Jo, pasiruoš per mėnesį, aš jau pradedu galvoti, kad čia tikrai avantiūra. Ir kas mane šiaip bendrai nustebino, kad visi žiauriai paslaugus labai padeda. Labai daug visokių gavau patarimų, komentarų, tiek iš lenktynių organizatorių, tiek mokytoją radau, tai važiuoju paskui pas mokytoją, tai pristatysim, kol kas dar nenoriu atskleisti, bet visi žodžiu, milijonas palaikymo, o aš galvojau, kad visi tikrai išjuoks. Šiaip turim dar didelį update dėl mašinos. Taip. Daug įvyko iš tikro po kadrinių dalykų. Taip, ką operatorių mes padarėm. Ką mes parodysim, ką padarėm vėliau, nes šiaip padarėm daug dalykų. Nes operatorius žino jau visas operatorius tai viską žino, tiek pat kiek jūs. Kur čia? O ne tu? Ne. Atspėkit, kiek išleidom šitos 2 vokus. Aš pasakysiu 5,40, operatorius pritrenka. 5 eurai! 14 iPhone'as pakeliui į Šiaulius. A ką jūs čia darot? Siunčiu siuntą. In style, arrived in style, bus taip. Siuntas išsiuntėm, varom į servisą, pažiūrėsim, kokią situaciją su mūsų mašiniuku. Tu žinai, kiek servisas kainavo? Tiksliai nežinau, bet žinau, kad viena padanga kainavo 108 eurų. Tai paskaičiuokit, kiek vien padangos kainavo, tada ten stabdžius keitė, stabdžius keisti ir dar kažkokių dalykėlių. Amortizatoriai, man atrodo. Amortizatoriai jaučiu jo. Mano treneriukas turi autoservisą, vadinasi MV servisas 168 Raudondvario plentas. Tarp kitko jisai tvarko ne tik lenktyninius automobilius, nors gali paruošti automobilį ir raliui, bet gali sutvarkyti ir tiesiog paprastą automobilį, ten montuoja padangas ir apskritai ten visus dalykus, ką ten tie servisai. Ir čia ruošia mūsų auditą. Taip, mano treneriukas Mindaugas Varža. Nerealiai pasisekė, čia visiška legenda, taip? Nu, kaip dar gyvas, tai ne legenda gal, žinai. Gyva legenda, taip. Nu tai ką, varom pažiūrėti, kokia situacija su mašiniuku, ne? Varom. Tai va, tai aš norėjau sakyti, kad aš žiauriai pradėjau panikuoti, nes liko labai mažai laiko, aš dar nevažiavusi ir ką man daryti dabar. Tai nebijok, autosporte visada paskutinis nakties trūkumas kaip studentam, tai čia nieko naujo. Nu, Justeli, kaip sekasi? Ruošt bolidą. Kaip mano mašiniukas? Lemanui. O tai atsarginių varžtų jau liks, matau. Nu, tai ką mes čia padarėm? Jam stabdžius kol kas nusidalė, vartukus. Aha. Laukia priekį nauji stabdžiai. Ir šiam kartui turbūt bus tiek. Jo? Taip. Ar aš neužsimušiu su tą mašiną važiuodama? Priklauso, kaip greit važiuosi. Aš gal konkrečiau pridėsiu. Kiekvieną mašiną, žinai, kaip ten tas sako, Pirelio, man atrodo, šūkis buvo, ar Michelino, power is nothing without control. Tai visų pirma, tai mūsų tikslas, kad Jurgita, kaip ir gal toksai, žinai, su sarkazmu, bet neužsimuštų. Tai... Man atrodo, čia key point. Jo, tai kaip sakiau, aš irgi šalia nenorėčiau atsisėsti ir paskui, žinai, kad būtų, nepyk skaudėjo abiem, žinai, ten, kai sakau, kur nors pušia, jeigu nukabinsim kokią kačerginiai. Tai esmė, kad lietuviškai techniškai tvarkinga. Nu, tai techniškai tvarkinga, tai... Toks irgi labai elementariai, kėbulas už žemės kimba su ratais, ratus kontroliuoja važiuoklė. Nu, tai šiuo atveju važiuoklė turi būti amortizatoriai, stabdžiai, visokios vadinamos gumos, jos, bent jau, kaip sakyt, ten nereikia, kad būtų sportinės, bet naujos ir originalios, kaip automobilis, sakykime, išėjo iš gamyklos. Tai va mūsų tikslas padaryti bent jau tą mašiną, kad
Jurgitas jaustųsi saugiai. Iš pradžių galvoju, nu tikrai labai fainai, bet dabar parčiau tos lenktynės, man tos sunkiau kvėpuoti. Šiaip. Nu, Ir aš jau pasirašiau kalbą, ką sakysiu, jeigu atvažiuosiu paskutinę. nu tai, šiandien kaip tas, žinai, tų pirmokų, koks ten tas pirmas blynas visada prisvilęs, tai nieko, žinai. Ja, labai nemėgstu. Svarbiausia, jeigu bijai, tai gazą. Nu, jeigu bijau, tai gazą, gerai. Ok, aš žiauriai daug gavau komentarų apie tai, kad Audi tai nėra geriausias pasirinkimas, nes automatas. Tai ar čia geras pasirinkimas ar ne? Žinai, kaip iš kiekvienos, turbūt kaip iš kiekvienos moters galima labai gražią moterį padaryti, taip iš kiekvienos mašinos labai greitai galima padaryti. Tai nėra čia to blogo ar gero pasirinkimo, tiesiog šita mašina yra, nu, bent jau išvaizda sportinė, kas irgi, kai sakau, būna, kad negraži mašina greita nebus. Nu, čia vėlgi moteriam irgi tinka. Tai manau, kad galima iš jos padaryti pakankamai puikų automobilį, plus kad variklis yra pakankamai galingas, nes teko kartu važiuoti, valdos irgi pakankamai neblogai. Tiesiog komfortiškai, man visai patiko, be abejo, jeigu ten profesionaliai lošti kažkokiom profesionaliom lenktynėm, gal aš rinkčiausi kitą modelį, bet šitą mašiną pakankamai turi daug žavesio ir nepasakyčiau, kad su ją neįmanoma greit važiuoti. Tikrai aš manau, kad galima greit važiuoti. Klausimėlis dar dėl padangų girdėjau, kad šiaip nepigios, tai ar eina kažkokios čia specialios ar kokios, gal papasakosi? Žinai, toks, kaip pasakysiu irgi iš savo patirties tarp žurnalistų, labai toksai pasakymas yra, kas taupo ant gumos, tas moka elementus. Žinai, tai čia šitas momentas irgi, žinai, padangos gan svarbu, be abejo, vėlgi, žinai, šitam automobiliui mes negalim dėti visiškai pritaikytų vadinamų tų slick tipo padangų, kur žiedinėm varžybom, nes tiesiog išplyš viskas. Nes jos yra labai stiprus sugebimas, jeigu turbūt daug kas matė, kaip formulė gal važiuoja atskaitos taškas, tai jinai yra praktiškai lygi. Ir kuo lygesnė padanga, ten gumos tokia sudėtis, kad jinai tada visų plotų dirba, vadinama, su keliu, su asfaltu ir taip toliau, kaip trintuką uždėk ant stalo ir jisai nepasistumė praktiškai. Tai va čia yra taip, tai šitam automobiliui tokios netinka, tai mes turim rinktis iš gatvinių padangų, ką vadinamas geriausias performances. Tai šiuo atveju turbūt bus pasirinkta Michelino padangos, nes jos tas gamintojas deda, kaip girdėjau, Jurgita mėgsta ant Porsche automobilių gatvinių, ant tų vadinamų superkarų, tai jie turi tam tą tokį išdirbę mišinį, kad ir ilgai laikytų normalių, sakykime, naudojimų kelyje, bet ir jeigu ten truputį ekstremalesnis vairavimas ar važiavimas, jos irgi pakankamai turi gerą tą vadinamą sukibimą su keliu. O stabdžiai čia kokie dabar dės, matau? Stabdžiai irgi, toksai dalykas, čia kaip sakau, vėlgi, faktas stabdžiai, aišku, galim traktuoti tik bailiam, bet vėlgi, gal mes žiūrėkime iš kitos pusės, vėlgi, tas pats saugumas. Jeigu tu padarysi klaidą ir tau nebus efektyvūs stabdžiai, tu tiesiog kažkur tai nuvažiuosi. Jeigu efektyvūs stabdžiai, tu gali ten ar įsigandęs, vėl irgi elementarus žmogiškas faktorius eliminuoti ir tiesiog, jeigu jisai efektyvų, tiesiog tau leidžia anksčiau sustoti. Turbūt irgi jau visi prisižiūrėjo per gyvenimą YouTube visokių filmukų, ten kas yra tas stabdymas, žinai, kai metrą, žinai. Tai pabandyk metrą gilinį sieną įvažiuoti, žinai. Tai tas metras anksčiau sustojimas, ar ten 2 metrai, ar 3, jisai labai tau gali, kaip sakyti, pakeisti radikaliai situaciją. Tai čia mes pasirinkom, kad būtų aušinimas, tai kad tas aušinimas tai atiduoda temperatūrą, jie taip neperkaista, nes stabdžiai irgi turi tendenciją, jeigu jie perkaista, jie tiesiog efektyvumas dingsta. Tai užteks. Manau, kad nesudegins stabdžiai. Pirmiem metam tikrai užteks. Einam pažiūrėti, ką čia dar tas servisas daro. Realiai mes čia galim daug darbų, mūsų serviso vadovas, ką gali sutaisyti, Renai, pas mūsų servis. Viską. Šaldytuvą galite taisyti? Atitinkamus pinigėlius mes viską galim padaryti. Ir mikrobangę. Supratau. Gerai, reikės vizitinės. Vienu žodžiu, turėkime paminį, viską. Einam parodysi, tai tokių turbūt įdomesnių dalykų, tai mes čia, kas mažai turi, tai turim servise aukštingumą didelį, tai galim, kaip sakyti, irgi iš senų vadinamų to autobusiukų padaryti važiuojančius. Turim tos 5 tonų pakelėjus nemažai. Toyota Yaris GR irgi. Jo, tai čia mano parkas toks. Asmeninis? Nes... GTR-as netgi yra. Taip. Yra, čia turim. Prikaupę.